Ačiū tau, Viešpatie. Dėkojame tau, Viešpatie. Tu iš tiesų esi vienintelis vertas gyriaus ir garbės. Dėkojame tau, Viešpatie, už tai, kad tu pažvelgiai į mūsų Viešpatie. Pagailėjai mūsų Viešpatie ir paaukojai savo vienginį sūnų Viešpatie. Vardan to, kad mes būtume laisvi, vardan to atpirkai mūsų Viešpatie. Dėl savo dieviškos meilės, nuostabios pilnatvinės tėvo meilės Viešpatie. Tu atpirkai Viešpatie, kiekvieną žmonijos atstovą, suteikė jam Viešpatie galimybę patikėti ir išsilaisvinti iš nuodėmės. Ačiū tau Viešpatie už tavo sūnaus auką. Dėkojame tau Viešpatie už tai, kad tu šiandieną suteiki ramybę ir romumą. Ramybę ir romumą duodi čia ir dabar šiame surinkime esantiems. Duodi ramybę ir romumą Viešpatie. Lieti protus ir širdis Viešpatie. Nuramini Viešpatie. Nuramini Viešpatie. Teikdamas savo dievišką ramybę ir romumą. Ačiū tau Viešpatie už šią nuostabią dieną. Ačiū tau Viešpatie už tai, kad tu laiminsi kiekvieną čia esant, kad tu laiminsi kiekvieną Riešės miestelyje Viešpatie. Laiminsi kiekvieną tikintį ir pasitikintį tavimi, kokiame žemės kampelyje jis bebūtų Viešpatie. Jeigu jo žvilgsnis nukreiptas į tave Viešpatie, tu nepalieki, tu neapleidi, tu rūpiniesi ir saugai visur ir visame kame. Jėzaus Kristus vardu. Amen. Labas rytas visiems. Šiandien kažkaip taip galvoju, vis, kadangi nebuvau jau taip ilgesnį laiko tarpą, tai susikaupę minčių visokių ir galvoju, kuo galima būtų pasidalinti su jumis. Ir be abejo, aktualesnis tas variantas yra, ką karščiausiai išgyveni. Gintas gal ir žinau, jūs gal nelabai. Aš prieš 4 mėnesis prasidėjau, kad darboviedę pakeičiau ir dirbu kitoje įstaigoje. Ir su tuo galbūt ir tas susiję, žinai, pamastymai apie mūsų širdies tyrumą, apie mūsų širdies prisirišimą prie Viešpaties, pasakykim, taip, ir šiandieną nuo labo ryto vis apie širdį. Ir net sesiai psalmę skaitė ir ten irgi švarios, tyros širdies, viskas labai tvarkingai ir aiškiai. Ir galiu pasakyti vieną dalyką labai lengva, kažkur eini gatvėje kažkam skelti, papasakoti Evangeliją, kad Dievas išgelbėjo, pasakyti tuos teisingus žodžius, daug lengviau, negu tu kalbi apie Dievą ir kartu pats turi elgtis to aplinkybėje, kurį tave žiūri kiekvieną akimirką, netgi ne tik tada, kai tu sakai, bet kai ir tu nesakai, kad darai visiškai kažką kitą, nesusiję su tuo visai tuo dalyku. Liudyti, sakau, daug paprasčiau. O tiems sunkiau, su kuriais tu gyveni, mokaisi ar dirbi, neturi reikšmės. Būti klusniam ir atstovauti Kristų bet kokioje situacijoje. Tai yra iššūkis. Buvusiam darbė mane visi pažinojo, man tai buvo lengva ir žinau, netgi kaip pasakyti, nieks net nekelia klausimų, jeigu aš kažką tai sakau. Jeigu sakau, kad ten kažkas tai švenčia, kokio šampano geria ir dar kažką skaunenė, man to nereikia, niekas net neklausia ir net nesiūlo. Naujam darbe vėl seni iššūkiai, kaip aš sakau, vėl susiduri su tais pačiais dalykais. Bet proga pasitaiko vis daugiau kalbėti apie Viešpatį, apie savo gyvenimą, apie savo poelgius, dėl ko tu tai darai, kaip tu tai darai ir kodėl tu taip elgiesi. Ir tu supranti, kad dėl ko tau sunkiau kalbėti, nes tu nesijauti pilnavertiškas, tu jautiesi, kad tu dar kažkur tai suklysti, neteisingai pasirenki. Tam tikrą prasme, jeigu galima būtų pasakyti, tu
paniręs į save, į savo puikybę, mes žmonės, man atrodo, man taip atrodo, čia tik mano nuomonė, kad mes iki savo grabo lentos supranti vis tas aš tai kažkas tai mūsų gyvenime, tai greičiausiai neištrinamas dalykas. Visais įmanomais būdais mes tą aš stengiamės atiduoti viešpaties rankas, bet mes kartais dažnokai, pasakykime, žinom geriau, ko mums reikia šiai dienai negu viešpatis. Tai prasimuša. Ir tu supranti, kad tos pozicijos, tos širdies pozicija, jinai ir lemia apie tai, kad tu kartais net nežinai, kai suklysti, paklysti, kai tau širdis aptemsta, tamsu aplinkui pasidaro, tau velnias tada su tuo atbėga, su tuo melu, sako, viskas jau tu nebevertas, jau tu gali palikti ramybėje, čia viešpats jau nieko panašaus. Jis yra vienintelis, kuris gelbsti. Ir jeigu mes pradedam grimsti ir aplinkui mūsų viskas temsta dėl to, kad mes kažką tai suklydom, padarėm kažkokį neteisingą pasirinkimą, neteisingą sprendimą, neišstovėjom su Kristumi, nes buvo per sudėtinga aplinka, dėl kažkokių priežasčių nesugebėjau. Tas grimzdimo taškas staiga gali greitai dingti, nes jei mes tik ties paprasčiausiai nukreipiam žvilgsnį į viešpatį. Mūsų širdis pakrypsta link viešpaties, link išsigelbėjimo, link išlaisvinimo. Ir jeigu kartais žvilgsnis į Jėzų ir pats Jėzus gali mus išlaikyti, nenupuolusius į nuodėmę ir nenugrimzdusius į neviltį. Ir pasakysiu dabar tokius drastiškus žodžius, apmąstymų jums visam ateinančiam savaitgaliui ir savaitį. Ar tu drįsti manyti, kad Kristaus aukos ant Golgotos kryžiaus ir dieviškos jo dvasios dovanos neužtenka, kad tavo širdis būtų atsidavusi jam? Jeigu mano širdis nešvari arba jaučiuosi nešvariai, tamsu mano akyse, tai ne dėl to, kad Kristus neįstengė manęs apvalyti, o dėl to, kad aš pats jam neleidžiu to padaryti. Aš skaitau, kad neverta, žinai, tai aš pats susitvarkysiu, susidėliosiu ir visą kitą. Pats Kristus per visą Bibliją skaitytume, ką tu beieškosi, kurią vietą bepažiūrėsi, pats Kristus nori, kad liktume jam ištikimi ir atsidavę. Jo vienintelis noras ir troškimas, kad mūsų širdis būtų atsidavę Kristui. Kam ta visa Biblija surašyta? Netgi žydų tauta Senąjį testamentą paimti. Jiems surašyta taip ir taip turi elgtis, kad būtumėt šalia Dievo, kad būtumėt su Dievu, kad Dievo malonėje būtumėt. Ir surašyta ten visi įstatymai vien tik dėl to, iš esmės, kad būti arti Dievo. Ir 37 psalmė, nuo 5 iki 6 eilutės, sako, pavesk viešpačiui savo kelią, pasitikėk juo ir jis tau padės. Tavo dorumą jis nušvies kaip dienos šviesą, o tavo teisingumą padarys kaip vidudienį. Kogi daugiau dar reikia? Ir aš naujam darbe sužinau tokį vieną gerą žodį. Net nežinau, kad jis egzistuoja lietuvių kalboje. Entropija. Toks žodis yra ir tai reiškia sistemos netvarkų. Tai sistema, kurio tu dirba įmonė ar dar kažkas, tai netvarkos matas. Entropija. Tai reiškia, kiek dezintegracija ir netvarka
trukdžių yra įmonės darbe. Dezintegracija. Integracija mes žinom, kas yra. Dezintegracija tai reiškia atvirkštinis variantas. Ir aš visai neseniai sužinau tą žodį, kai sako, gyveni ir mokini. Bet faktas tas, tai labai geras žodis apibūdinti ir nuodėmę, aš taip supratau. Dezintegracija. Pasakysiu labai paprastai. Prieš sutinkant viešpatį mane įdė į problemų. Po susitikimo su juo tai visiškai nesilioviu. Tos problemos dar didesnių sulauks, negu atrodo, kai netikintis buvo, mažiau iššūkių būdavo. Ai, tu čia nusispjovai, nusikeikiai, supranti, pasiuntėjai kažką kažkur 3 žodžiais rusiškais ir viskas tvarkoja. Dabar tu susiduri su iššūkiu, kad sulaikyt nuo tų žodžių, supranti, susilaikyti nuo nusispjovimo, nuo nusikeikimo, dar daugiau problemų. Aš taip gerai žinau rusišką žodyną ir dabar jį turi pamest. Tu supranti, kad su didesniais iššūkiais susiduri po to, kai įtikėjo. Ir kaip gaunasi, mes ką darom? Ką darom mes? Kai mes įtikim, mes stengiamės kažkokiu tai būdu save suimti, sutvardyti ir susitvarkyti tą savo gyvenimą, susitvarkyti tas problemas mūsų gyvenime. Ir ką mes darom? Atsidedam daugiau maldai, skaitymui. Nusprendžiam dar daugiau daryti dėl bažnyčios, dėl viešpaties. Įninkam į visokius darbus, pradedam daugiau aukoti, daugiau būti prie viešpaties dėl viešpaties darbų. Tačiau dideliam mano nusivylimui aš prieinu liepto galą, kaip ir besistengčiau, ką ir bedaryčiau, aš to savo ego, to savo gyvenimo valdymo vairo aš nepaleidžiu, vis tiek aš valdau. Aš turiu daugiau melstis, aš daugiau turiu skaityti, aš daugiau turiu tą daryti ar tą daryti, tai būsiu geresnis prieš viešpatį. Ir tu supranti, kad vis dar daugiau ir dar daugiau problemų savo sukrauni. Ir tas manyje slypintis aš paprasčiausiai nepaleidžiu. Nes jis visada subtilai ir suktai kažką tai randa, kaip pateisinti mano tą elgesį, pasirinkimą. Taisyklę kažkokią atranda, žinai. Ir yra tas vienintelis viešpats Jėzus Kristus, kuris gali suteikti tą laisvę, duoti tą, užtenka juo pasitikėti ir tikėti ir įsiklausyti, ką jisai sako. Įsiklausyti tai nereiškia, kad tavo aplinkui pastoja te užesys galvos, supranti, ir jeigu tu pastoja girdi balsus, tai nereiškia, kad tu sveikas. Bet tas įsiklausyti mums kalba subtiliai. Aš visada sakau, juokauju, taip sakau, ačiū viešpatį, kad aš dar tiek neprasikaltau, kad asilas man išnekėjo. Kad iki tiek dar nebuvau nukritęs, žinai, kad dar tu šneki dar, asilas, žinoma. Čia pajuokavimas, toks juokelis iš mano pusės, nes iš tikrųjų aš taip įsivaizduoju, kada pranašas ėjo prakeikti žydų tautą ir asilas prabilo. Aš nežinau, kaip ten tas, man atrodo, kinkos būtų pradėję drebėti, jeigu tau asilas žmogaus balsų pradėtų šnekėti. Mes kartais važiuojam, skaitom, atrodo, elementarus dalykas aprašytas, ne? Bet jeigu tu tą dalyką subtiliau panagrinėjai, tu supranti, kad išgirsti asilą kalbant tau asmeniškai, tai šokas mažų mažiausiai.
klausimas, ar dar į kelnes nepridėti. Tokių situacijų. Tai aš už tai sakau, jog ačiū tau viešpatį, kad dar man iki tokio lygio nenukritau, kad dar tu vis kažkaip vis tos kantrybės ir dar aš girdėjau nuo karto. Tas girdėjimas, tai yra tu klausaisi, įsigilini į situaciją, ką tu ten matai, ką tu išgirdai, ką tu galėjai pasisemti iš šiandien dienos, išmokti iš šiandien dienos. Ir būtent Jėzaus auka, būtent kryžiui yra tas išlaisvinimas, kuris suteikia tą galimybę išsilaisvinti man pačiam iš savęs. Iš to, kad aš galiu valdyti savo gyvenimą, kad aš galiu prižiūrėti savo gyvenimą, kad aš žinau geriau, kada man atsisės, kada atsistot. Taip mes labai dažnai žinom geriau. Taip sąžiningai, pasverkit, pagalvoskit, ir tikrai ant svarstyklių padėjo, jūs tikrai daugiau žinot negu viešpats, kada reikia. Bet suprantam mes, kad, aš jau esu ir pas jūs sakęs, kad mes nematom to pilno vaizdo. Ir mes nesuvokiam to dalyko. Dabar šiek tiek į šalį nukrypsiu, bet neblogas pavyzdys apie Joną, kuris banginio pilve buvo nuplukdytas į miestą, kuriam jis turėjo paskelbti atgailavimo laikotarpį. Atsimenam visi, ne? Labai subtiliai, aš visas laikas skaičiau ir tai buvo, tokia pasaka banginių pilve, žinai, ten kažkas tai išgyveno, kažkur išspjovė ant kranto, tas atėjo pasakė, paskui pyko, kada visi atgailavo. Ir dabar labai paprastas dalykėlis, visai neberseniai, ir dar Širvys mūsų Vilniaus pastorius patvirtino, kad Ninevės gyventojai tai buvo tie žmonės, kurie, kaip man pasakyti, plėšdavo, kenkdavo žydų tautą. Ir jie labai nekentė tų visų gyventojų tos teritorijos, nes jie ir vaikų žudydavo ten, jeigu istoriškai paskui, vienu žodžiu, istorija tos tautos būtent kalba apie tai, kad jie tenais apiplėšdavo, sudegindavo, nužudydavo ir va tokia hebrytė tokia, sakykime, buvo. Ir viešpats liepia dabar eiti skriaudžiamos tautos atstovų ir pasakyti, kad jie atgailautų. Ir man tada iškilo labai aiškus vaizdas. Nūdienoj, kaip geras pavyzdys, žinom mes apie karą Ukrainoje, tiesą sakau. Taip. Ir dabar kiekvienas iš jūsų labai dažnai meldžiasi ir sako, viešpatie, naudok mane čia tiem savo darbam. Ir aš manau, kad ne vienas iki jūs esate tai pasakęs. Bent aš. Ir paskui tos situacijos susimašiau. Ir kaip tai atrodytų, jeigu šiandien viešpats, kaip ir Jonai, man lieptų nueiti ir pasakyti ne kažkur, ne kažką tai, o į Kremlių ir paskelbti, kad jie turi atgailauti. Čia fantazinis elementas, bet faktas tas, kad Kremlius tai turi savo miestelį, kur yra bažnyčios, visa kita ir visa ten miestas. Mieste. Ir kaip ir sako ir dar Joną, čia dar aš girdėsiu ir pamokslų, kaip tas Joną drįso pykti, kad čia viešpaties malonė išsipildė. Ir dabar įsivaizduokit tą pačią situaciją, jūs kaip tikintis, matydamas ten visą tą reikalą Ukrainos kare ir jūs, stebuklingų būdu, jūs praryja kažkoks tai erelis didelis ir išspjauna vidurį Kremliaus, suprantate, kad tu paskelbtum tą evangeliją. Ir jūs pasako tuos žodžius ir visas Kremlius atgailauja. Ką jūs sako? Ir jūs labai džiaugtumėtės, greičiausiai visų viešpatį, taigi juos visus sušaudyti čia reikia dėl to, ką jie pridarė. Ir tu, kai pamatai tą nūdienos aplinkoj, tą pačią situaciją, tu supranti, kodėl Joną priešinos, kodėl jis ne į Kremlių ėjo, varė į priešingą pusę, į Bagdadą skrido, supranti. Ir tu supranti, koks susipriešinimas buvo. Aš palyginau, čia mūsų dalį lietuvis gali ne, bet jeigu įsivaizduokit ukrainiečių tarpe, pakelia tą pastorių, tą patį Machnenko, kurį mes remiam,
ir sakytų, tu dabar varysi į Kremlių, paskelbsi jam Evangeliją ir jie atgailaus. Jis greičiausiai, nežinau. Su automatu. Tai va tada tu supranti, ir tada nereikia tau svarstyti, koks nepaklusnus tas Jona buvo. Kaip čia Dievo vyras ir šitaip neklauso viešpatie žodžių. Mes nematom tos pilnos situacijos. Mes nesuvokiam tos pilnos situacijos. Ir tie patys dalykai, kaip atleidimas, viešpats matė, kiek tie gyventojai Ninevės kenkė žydams. Istoriškai aprašyta tie faktai. Ir štaiga jisai siunčia savo pasiuntinį, kad jie atgailautų. Ir jie atgailavo ir jų nuodėmės savotiškai buvo atleistos, ar netiesas. Nes ten aiškiai šventam rašte parašyta, kad jie išsigelbėjo. Mums dar čia, kad ir 10% dirbtų, apie likusius 90 nešneku, supranti, mes nesuvokiam dar tos prasmės ir ne mums teisti. Ir va, tą tik situaciją perkeli į nūdieną ir tu supranti, ant kiek ta situacija sudėtinga ir kiek sudėtingoje situacijoje jūs galite atsidurti. Ir taip, kai mes perskaitom Joną į pilvą, ten skendo laivas, jį išmetė, ten nuplaukė, vis tiek jis ten nuplaukė, ten kur, vis tiek atsidūrė ten, kur Dievas siuntė. Ir aš pilnumo, sakykim, kaip žmogus, kaip turintis savo aš suprantu, dėl ko Jona bėgo į priešingą pusę. Ir tu suvoki tą dalyką ir tada tau visai kitaip iškyla tas visas variantas. Kada tu supranti pagal nūdienos kultūrą, pagal nūdienos situaciją, tą visą perkelti. Bet Dievas toks, jis gailestingas tiek tam, tiek tau, tiek ukrainiečių, tiek rusų. Darosi tenais ir Rusinė irgi visokių bespridėlų, supranti. Ir ta liaudis ten nieko negali padaryti, nes valdžios struktūra labai stipri. Aš neteisinu ten jų pasirinkimų, jų sprendimų ar nieko panašaus, bet lygiai taip pat, kaip aš irgi neseniai sužinojau, kad yra lietuvių kovojančių ir ne viena 10 rusų pusėje. Ir filmuoja tuos visus vaizdus ir patenkinti, kad jie šaudo į ukrainiečius. Nu ir ką? Visose tautose yra kažkokiu tai suprantu. Ir aš vėl prieinu, sugrįžtu į tą, ką pačioj pradžioj pasakiau. Aš atėjau į naują darbovietę ir man jokio bandomo laikotarpio nedavė. Iš karto apiforminau dėl to, kad jau už mane stovi tam tikras užgyventas vardas. Net neklausė nieko, sakė, tik tais ateik greičiau ir viskas čia tvarkotis, kiek čia tas bandomekas, kiek bandomeko metu mokėsit, kiek čia dar klausit. Jokių bandomekų tau iš karto forminau, tu tik eik dirbti. Ir tu supranti, kad tau avansų jau davė, nes tu su tuo kolektyvu nedirbęs, bet tu negali ir tuo avansu, kaip sako, iššvaistyti. Ir todėl, kad karts nuo karto, kodėl tu taip elgiesi? Nu tai sakau, jau taip išsiauklėjai per tą tuo 30. Be abejo, vėl susitinki, kadangi tam mieste aš užaugęs, kur ir gyvenu, ir dirbu ten, tai susitinki vėl tų pažįstamų, su kuriais jau kažkuris laikas nebendravai, nes bendrų ryšių nėra, bet per darbą susitinki. O tai išgertai, tai čia žąsinas, tai antinas, tai dar kažką, tai žinai, visokių tokių su tom privilegijom susiduri, kaip ir kiekvienam darbe. Sakau, hebrytė, kiek litrų pieno gersit? Nu, su tas pajuokavimas tokiais ateini, bet tada praešnekėtis. Ir paskui irgi taip irgi, karts nuo karto, žinai, visi šneka, ką savaitgalį darys ir vis manęs klausia, kur tu, ką tu, žinai, sakau, nu, nieko, važiuosiu į Elektrėnus, žinai, važiuosiu į Riešę, važiuosiu į Druskininkus, važiuosiu ten, važiuosiu į Radviliškį, varysiu dar kažkur. Kažkuriamo kantrybei baigėsi šitą penktadienį, kur, sako, visai savaitgaliais gastroliuojat, namuose nėra.
Sako, o tai gerai gyvė, po visą Lietuvą varinėjai. Nu, sakau, gal ir neblogai. Ir paskui priežastis vėl pasakyti, kad tu važinėjai į pamaldą, žinai. Ir kalbėsi apie Bibliją, apie Dievo žodį. Vėl visi supus. Ir tie momentai pasitaiko, viešpats sudaro sąlygas eilinių dalykų. Praeitą sekmadienį išvažiuoju į Marijampolę. Nu ir tik išvažiavęs į Sankryžą, policija reidas stabdo prasipūs, žinai. Aš langą dadariau ir kažkaip tai užsišnepčius, pamatau, kad šiek tiek vėluoju, žinai. Tas policininkas kiša tą triubelę, jis tik aš jau pučiu, tas šypsosi, žinai, atitraukia, kur čia mes taip skubam pūst, žinai, tas žinau, signalius rodys. O tai kur čia mes lekiam, sakau, į bažnyčią važiuoju. O tai kur? Į Marijampolę. O tai kur čia dabar iš Rygos, dar 30 km ten. Tai sakau, pats turėsiu pamaldas pravest. O, laimingų kelių. Ir, nu, tu supranti, tas žmogus eilinis, tas policininkas dar su tokia šypsena, žinai, kaip aš čia skubu į pūstį, į tą triubą, žinai, visi ten kažkur dar kažkaip sukasi. Tai tik matau, tik pasitempė, žinai, ir tu nieko įspūdingo nepadarė, nei aš jau nepažįstu nieko, bet paprasčiausiai tik pasakei tiesą, žinai, ir tau jis pasitempė. Ir tai ne dėl to, kad tu kažkoks asmenybė, bet dėl to, kad tavo žvilgsnis nukreiptas į viešpatį. Kad tavo širdis yra arti viešpatį. Ir apie tą širdį, dar trupučiuką toks papildymas yra 1 Karalių knygoje 11 skyriuje 4 eilutė apie Saliamoną parašyta. Saliamonui pasenus, jo žmonos nugrėžė jo širdį kitų dievų link. Ir jo širdis nebuvo ištikima viešpačiui, savo dievui, kaip jo tėvo Dovydo širdis. 1 Karalių 11 skyrius 4 eilutė. Jeigu naujo leidimo Biblijoje turi 392 puslapį. Ir tada iškyla klausimas, perskaičius tuos išminties kupino žmogaus, karaliaus, kuris įrašytas į metraščius, kuris aprašytas kaip išmintingiausias. Tai ko Dievas tikisi iš manęs, koks turėčiau vaikščioti aš jo akivaizdoje, jeigu į senatvę ir Saliamono širdis nusigrėžė nuo viešpaties į kitus dievus. Dėl kažkokių, parašyta tas priežastis svetimšalė žmonos. Iš vyriškos pusės žiūrint, aš manau, kad ten smegenys susisuko. Ten 100 žmonų ir 1000 sugulų, ten vien tik tais nuo to, kad pamačius tokią gaują, suprantu, tai ratai susisuko, aš nešneku, žinai, apie pareigas. Čia juokauju vyriškai, bet aš manau, kad galva turėtų susisukti. Ir tu, skaitydamas tą metraščių knygą, karalių knygą, kronikų knygą, nežinau, kaip pas jūs jau įvardyta, metraščių ar kronikų, vienas toks pasisakymas yra aptinkamas tuose knygose. Taiki širdis, tobula širdis prieš viešpatį, pas mus taip verčiasi, širdis ištikima viešpačiui, arba tobula širdis prieš viešpatį, o jeigu pažodžiui iš žydų, iš hebrajų kalbos, taiki širdis išsiverčia. Širdis, kuri yra taikoje. Ir ta širdis taikoje su kuo? Su viešpačiu. Ir man kaip žmogui labai patinka tas pasisakymas, tas vertimas, nes man pačiam patinka taika. Aš noriu, kad aplinkui būtų taika, santarvė, ne tik aš čia turiu omeny Ukrainą ir Rusiją ar dar ten kitas šalis. Taika namuose, taika šeimoje,
Taika darbe. Taika su vaikais, su giminėms, su artimaisiais. Ir kas tai yra taika? Tai yra tai, kad karo nebuvimas. Nėra tos priežasties, dėl ko pyktis. Taikios širdies žmogus, tai aš suprantu žmogus, kurio širdyje karo nebėra. Jis nebesipriešina. Karas liovės. Ir skaitant tas kronikų knygas, tenais, skaitant apie tuos karalius ir apie viską, apie Saliamoną, tu pažvelgi ir tu matai, kad pagal tą dalyką, kokios širdies tas karalius, jų visi tas lygmuo ir matuojami. Ar taikios širdies, ar netaikios. O taikios širdies su viešpačiu. Taikios širdies žmogus tai yra tas žmogus, kuris yra visiškai atsidavęs viešpačiu. Tokiu jie, Dievas skaito, kad jis tokios Dievui priimtinos širdies. Ir Dievas dairosi po žemę žmonių su tokia širdim. Ir kaip tu skaitai Saliamono tą knygą, ir Dovydas įspėjo Saliamoną, įspėjo savo sūnų, kad tu išlaikyk taikią širdį. Jau jis turėjo tą patirtį graudžią, kada jo aš išlipo aukščiau Dievo. Bet mes matom, kad Saliamono širdį, kaip jis bebūtų išmintingas, koks jis bebūtų išminties bokštas, aplinkybė sugebėjo tą širdį pakreipti kitur. Ir ryšys, sakykim taip, nesantaika atėjo, nes net šventam rašte paminėta, kad Saliamono širdis nusisuko nuo viešpaties, nukreipta buvo kitų dievų link. Ir viešpačiui labai svarbu mūsų širdžių pozicija, mūsų širdis, ką jinai sako ir kur jinai yra linkus. Ir žiūrint į tai, aš dėl ko pasakiau tą pavyzdį Saliamono, Saliamono žinau net netikintis pagal istoriją, nes tai buvo išmintingiausias karalius, tiesas. Taip. Ir Bet tu turtingiausias. matai, kad žmogiška išmintis, kokio dydžio jinai bebūtų, ji nepririša širdies prie viešpaties. Mums labai išmintingai atrodo, mes dabar pasielgsim, bet gali būti, kad jūs dėl to atsitrauksit nuo viešpaties savo širdį. Suprantat, ką noriu pasakyti. Tas Saliamono pavyzdys man iškilo dėl to, kad, sakau, tiesiogiai parašyti, kad jo širdis nukrypo nuo Dievo. O mūsų kaip krikščionių pareiga, ką sako miestų katekizmas, aš net pasižymėjau tą viečiukę, kas yra tikėjimas Jėzumi Kristu. Toks yra klausimukas, 30. Ir atsakymas labai aiškus. Tikėjimas Jėzumi Kristumi yra pripažinimas ir laikymas tiesa viso, ką Dievas apreiškė savo žodį. Pasitikėjimas vien tik juo dėl mūsų išgelbėjimo, kuris apreikštas Evangelijai. Pilnumo viskuo pasitikėti viešpačiu. Širdis turi būti atsidavus viešpačiu. Ir aš nenoriu nei prieiti tą liepto galą, supranti, kada tau tamsa jo tave užslopina, kada tau norisi verkti, nes tu nežinai, ką daryti. Nes prisidirbai kažką. Sprendimą neteisingą padarė. Kažką tai apkalbėjai. Kažką tai nuteisė. Ir mes aplinkui matom tų gyvenimiškų pavyzdžių, kur pakankamai išmintingi žmonės, prižiūrintis
kaiminės, kaip pas mus vadina. Ir staiga jie paslysta, nes kažkas jų širdis patraukia nuo viešpaties. Ir tu supranti, kad ir tu paprasčiausiai gali atsidurti toje pačioje vietoje būti ir nėra ko teisti. Kaip ir tas dalykas, supranti, kaip aš sakau, Joną, nepaklusnus, koks čia dar Dievo vyros, jo širdis, palanki viešpats, jau tai atrado, jis atrado viešpatyje malonę, supranti. Ir šitoks nepaklusnumas nesidžiaugia, kad Nevės miestas atsivertė. Kai tu sužinai smulkmenas, tu supranti, kad klausimas, ar tu būtai džiaugtas. Jeigu tave pasiųstų į tavo šeimos, artimųjų, žudikų, plėšikų ratą ir sakytų, laimink juos. Bet šventasis raštas kalba, laiminkit savo priešus. Ir tu supranti, kad dar tau toli suvokti tą pilną viešpaties apreiškimą, tos meilės, kaip jisai myli. Jis myli mane kaip mažiau nusižengusi iš kalėjime nesėdėjau. Bez batų buvo gavęs kelias poras. Tu gali šitą tokių priežasčių visokių savo gyvenime pasiteisinimo, tai pusiau juokinga, bet teisinga frazė, kuri pilnumo galioja mano gyvenime. Nors aš nežinau, esu jums pasakojęs, aš į armiją išėjau vien dėl to, kad nepasodintų į kalėjimą. Ir po 5 metų išsiaiškino, kad neteisingas kaltinimas buvo, kai iš armijos buvo sugrįžęs. Ir tas, kas norėjo apkaltinti, atsiprašinėjo, bet jau dabar atleidęs, bet tada tai dar toli norėjosi gerai kailį iškaršti. Nes klausimas, ar būtų po to prisipažinę, kad atradau tai, ką jie įsivaizdavo, kad aš pavogiau. Ir tu supranti, kokių ašmenų tu vaikštai gyvenime. Ir galiu pasakyti, kad dabar aš galiu pasakyti, kad Dievo malonė buvo, kad manęs tada nepasodino. Ir matyt, nereikia man į kalėjimo tos knygos skaityti ar dar kažką. Kažkokia kita patirtis atėjo. Bet faktas tas, kad viešpat subtiliau žino, ko iš tikrųjų. Ir kai aš labai dažnai savo primenu tas eilutes, kad viešpats nemėgina mūsų daugiau, nei mūsų jėgos atlaikyti gali. Ir kartais aš tam naujam darbe, kai tik pradėjau dirbti pirmą mėnesį, galvoju, čia toks tempas, aš čia nieko nesuprantu. Viešpatie grąžyk mane atgal. Sėdi per 20 metų įdirbis toksai, suprantu, tu sėdi kontoroje, kaip čia pasis antrame aukšte, apačio ūžė, dūzgė, garsai visokiausi. Ir tik sprakt vieno garso nebegirdi ir tu supranti, kas nutiko. Dėl to garso aš jau žinau, kas atsitiko, tiek buvo įdirbis toksai darbe. Ir tu atėjus į naują vietą, tu jau nieko nebesupranti, tau visur atrodo chaosas, niekur tu nespėjai, nieko nesupranti. Panika pradeda imti, žinai, kaip čia tablo, kad čia nesigautų, kad avansų gavau, supranti, be jokio bandomeko iš karto darbą, o čia dabar, supranti, žioplį pagausiu kažkur. Dar didesnį įtampą. Paskui sustoju vieną vakarą, skapla. Baimė, tai ne man. Negaliu pasakyti, kad nepaėmiau, nesuprantu. Drąsiai tiesą galiu reišti į akis, ko aš dabar bijau, ko aš čia panikuoju. Nerimas kažkoks atsirado, kad, sakau, 16 metų pacanų pirmą kartą paną pamačiau. Tai tu supranti, kad tu papuolei į tokią situaciją ir kad tu panikuoji lygioj vietoj, nes jau pats į save susikoncentravęs, daugiau į nieką. Pats į save, kaip čia aš atrodysiu, į ką aš čia būsiu panašus, ar nesusikompromituos. Ne aš čia valdau, viešpats sutvarkysi viską, nes jis neduoda išmėginti daugiau, nei aš pajėgiu atlaikyti. Ir kai tu tai nusprendi, pats su savim pasikalbi,
Viešpaties mintis ateina pas tave, nes tu tuomsyk, aš už tai sakau, labai svarbu, ką jūs per dieną nuveikėt, kas įvyko, pasidėti, apmastyti pačiam savo, kur tu čia buvai, kas čia įvyko, ar čia tau galbūt kažką išmokti reikėjo, ar suprasti, ar suvokti. Tas dienos eigą labai, vakare skirti keletą minučių apmastyti, kas čia, kur tu čia buvai, gal tu kokį kliauzą padarėjai, gal kaip tik gerai kažką tai išmokti iš to. Ir tu, kad taip, aš taip propaguoju elgtis su savim. Ir aš supratau, kad viešpats už mane. Kasgi gali būti prieš mane? Ir ta ramybė tokia atėjo, subtilus ateini, pasakai, to net, jei spėsiu padarysi, nesuspėsiu, ne? Ir te visi tarytum, wow, kaip tu čia, per 3 savaitės čia pusį metų mokinasi. Nežinau, sakau, ne aš ten matyti jungiai, sakau, kažką tai vingiai ištiesino su kraipiai čia kažką tai kažkur sureagavo, sakau, smegeninį, ačiū Dievui. Nes tai mano jau iššūkis toksai savotiškai, aš save skiriu prie to garbaus amžiaus, kur nelabai noriu mokyti. Nes jau kai tu daug išmokęs, užteks mano gyvenimą. Ir tu supranti, kad viešpats mano tą požiūrį supurti labai stipriai. Gyvenimo aplinkybės tai sudėlėjo, kad aš vėl pasijutau, besimokantis, besigilinantis į kažką naujo ir panašiai. Nors dirbu praktiškai tokio, su mediena dirbu, kaip ir dirbo. Ir pareigas panašiai užimu tokias pat. Niekas ten nepasikeitė per daug. Tik gabaritai didesni. Apie 10 kartų. Ir supranti, kad viskas įmanoma, kada tau yra dieviška ramybė ir pasitikėjimas. Ir tai ne mano nuopelnas. Aš jau sakau, aš susitaikęs su mintim, kad aš jau išmokau tiek, kiek man reiks iki pensijos. Ir ne čia ką mokytis, nors tą pensiją dar, klausimai. Tai pats su savim, kaip pasakyti, tai pasėdė, pasmarstai, kad čia galbūt netgi aš prielaidą tokią švelnę padariau, tam, kad jau tiek apmusojęs buvo, apkerpėjęs, supranti, ir jis tik sėdėjo, balkutės valgiau, supranti, atsipūtęs, kad viešpats norėjo, kad išjudėčiau daugiau. Nes matyt, kraujotaka jau buvo apstojus truputį. Tai su iššūkiais naujai susidūriau. Ačiū Dievui, su jo pagalba, su tais iššūkiais tvarkaus. Nes ten prieš tai, kur dirbo, tai daugumoje buvo mano smegeniniai viskas vėliau. Tenais, kur dabar toje naujo įmonėje gabaritai dideli, kiekiai dideli ir gaunasi kompiuterizacija. O kompiuterizacija tai yra nauja programa ir tą programą reikia perprasti. Kiekvienas mes suprantam, duokit kiekvienam iš jūsų vis kitokį telefoną, netgi jis, kur nešioja ir jis stovės į dar pusę dienos mokysis, kaip tai įmanyti. Tai ir ten kažkas panašaus. Bet ačiū Dievui. Bet vienas dalykas, kas gal tu ateini ir vėl susiduri su tuo iššūkiu, kad tave vis tiek visi jau tam mieste žino, kad tu esi krikščionis. Daug maž ne visi gal, bet didesnė dalim. Ir kad tu pasikliauji viešpačiu. Ir man iššūkis ne tai, ką aš moku, ko nemoku, bet kad šito vietoje nepaslyst. Man labiausiai tai rūpi. Aš galiu darbo kažkokio nepadaryti, dar kažkas tai, bet aš supratau, kad man svarbiausia, kad nebūtų sukompromituotas Dievo vardas per mano elgesį. Man pats didžiausias iššūkis nūdieną yra tai. Bet aš kaip matau per tą bandomeką, tai tas būtent bandomekas buvo man viešpatis. Per tuos 3 mėnesius jau 4 prasidėjo, kad kaip ir viskas susidėliojo į savo vėžes. Jau eina, kaip ten kažkas nusikeikia ir aš einu pro šalį, kažkas tekeikis tarpusį į ranką apie tiesą, aš už tave pasimelsiu. Ir sekantys įkėini, jau girdžiu, kad pykstas jį tarpusį, pamato mane. Aš praeinu pro šalį, jie paskui toliau supranti, bet tu supranti, kad tokios smulkmenos, tokios dalelytės, tu net nepiktybiškai, aš jų neverčiu. Bet paprasčiausiai tas netgi humoro forma, tu ateini, kad aš už tave pasimelsiu. Už ką tu čia melsi, kad tu nesikeiktum? Čia buvo pirmi paaiškinimai.
dabar nebereikia, aš einu pro šalį jau įsičiauptas. Nes supranta, kad tas žodynas, nelabai tinkamas vartojimas. Ir subtilūs dalykėliai, smulkmenos tokios, bet tu supranti, kad su viešpaties pagalba tau duoda tą humoro jausmą, tu tą sugebi pateikti žmogui, kad tai nėra gerai. Ir jis supranta. Man ne tai, kad tu čia kažkaip tai išdrįsai pasakyti, bet man labiausiai džiugina, kad jie reaguoja. Kad jie įsikabino, išgirdo tą juokelį tokį subtilų savotiškai, jie jį išgirdo. Ir ten jau vieni tokį iš aštresnių, sako, aš tai dabar ramesnis vaikštau, nes Gintaras už mane pastoja melsis. Juokinga situacija, tu supranti, kad tarytum, žinai, ir tave šiek tiek kandžioja, supranti, bet, neskauda man dėl to. Aš suprantu, kad tai yra mano vizitinė su viešpaties pagalba, kuri nieko blogo nedaro, tik įdeda gėrį. Truputėlį gėrį į žmonių gyvenimą. Bet tas gėris nėra ne tai, kad aš nusipelnęs kažkoks. Bet dėl to, kad aš dedu pastangas, kad mano širdis netitoltų nuo viešpaties. Meldžiuosi, apgalvoju, įsiklausau ir panašiai. Mylėk savo priešus, mylėk artimą. Ir kaip Gintušinį uždaviau, mes šiaip studijuojam, važinėjau šį Vilnių į tą tarnystės mokyklą ir Darius ten mes pradėjom tik tas, bet paskui dėl laiko stygų, bet jisai pasakė tokias frazes, aš nežinau, kas dar išgirdo, vis sako tas apie gailestingąjį samarietį, ne? Ir kaip aš sakau, mėgsiu perkelti į nūdieną, jisai perkelė tą gailestingojo samariečio vaizdinį. Čia dabar jau priedas prie to, ką norėjau pasakyti. Tai sakau, šiais laikais tai žinai viskas, kuris čia tau artimas. Tai sako, įsivaizduokit, kad to samariečio vietoj labai gerai žinomas lygių teisių specialistas, toks yra Vilniuje gyvenantis. Kaip jo pavardė? Raskevičius. Jis ateina ir pakelia tą žmogelį iš griovio, sumoka už viešbutį, sumoka už gydymą visai savaitę ir sako, šeimininkui pasirūpina. Kaip tas samarietis, labai priimtinas jums kaip krikščionių. Iššūkis, tiesas, čia pamąstymai. Mums yra tos situacijos suprantamesnės tada labiau, kad tie pavyzdžiai, tie visi palyginimai yra pritraukiami prie nūdienos kultūros, prie nūdienos, tai mums tada supranti, su kokiu iššūkiu susiduria ir tas rašto žinovas, kuriam Jėzus pasako apie tą gailestingą samarietį, bet samariečiai nebuvo vertinami visiškai ir buvo, sakykime taip, rašto žinovo akim paklydėliai ir nedorėliai, taip mūsų akim, tas pats Raskevičius ir visi kiti atstovai, mums yra paklydę. Bet pagal Jėzų tai jisai yra kas? Tas, kur gelbsti, tai artimas. Ne? Su iššūkiu susiduriam, kuris, mano galvoju, verda jau 2 savaitės, žinai, kaip tai turi atrodyti. Gera mąstyti apie viešpatį ir jo pamokymus. Ir aš jums linkiu, mąstykit apie Dievo pamokymus, apie Dievo paraginimus, apie netgi tos sunkumus, su kuriais jūs kasdien patys savo išduokit. Aš sakau, prie išvadą, kad aš darbą turėjau pakeisti vien dėl to, kad supranti, per daug apmusėjęs buvo. Ačiū jam viešpačiui, kad jis mane sujudino, kad kraujotaka pradėjo smegenys dar daugiau dirbti, viskas tvarkoja. Taip, tu jauti diskomfortą, laiko stygius ir visą kitą, nes turi tam dėmesio daugiau skirti. Bet tai atvėrė naujas galimybės judėti, mąstyti ir apmąstyti. Ačiū jam,
už viską ir tikiu, kad ir jūs pamastysit, apsvarstysit ir stengsitės, kad jūsų širdys būtų neatsitraukiama viešpaties ir kad jūsų širdyse būtų taika. Tai yra susitaikymas su viešpačiu 100%. Toks mano palinkėjimas ir tokia mano žinia šiai dienai. Pasimelskime. Ačiū tau viešpatie. Dėkojame tau viešpatie už tai, kad tu laimini mus savo priežiūrą, savo meilę apgaubi viešpatie. Kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką, kiekvieną gyvenimo situaciją viešpatie. Tu priimi viešpatie. Ir suteiki mums viešpatie dieviškos išminties ir įžvalgos tam, kad mes priimtume teisingus sprendimus, duodi išminties pasirinkti ir nuspręsti. Viešpatie, daryk mus dar budresniais, ieškant ir klausantis tavo balso. Ačiū tau viešpatie už tai, kad tavo mylinti ranka, tobulai mylinti ir prižiūrinti tėvišką ranką, vesdavo ir ves mus iki mūsų dienų galo per gyvenimą, tuo keliu, kurį tu esi numatęs kiekvienam iš mūsų tikinčiajam. Ačiū tau viešpatie už tai, kad tu su kiekviena diena, su kiekviena akimirka vis labiau viešpatie darai mums priimtinus tos žmonės, kurių mes dėl kažkokių priežasčių gali ir pasmerkt galima, dar kažką, kad mes nebūtume tais teisėjais, o būtume tie, kurie žiūri su meile ir užuojauta, sergantiem ir stokojantiem. Ačiū tau viešpatie už tai, kad tu darai mūsų protus ir širdis tokias viešpatie, kupinas meilės ir užuojautos šalia esant Jėzaus Kristaus vardu. Amen.